Srimad Bhagavatam, Canto 5, Chapter 7, Text 12. Translation and commentary by His Divine Grace Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Skaitysime Šrimad Bhagavatam 5 giesmę, 7 skyrių 12 tekstą, vertimas ir komentarai jo dieviškos malonės A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupados, Iskono įkūrėjo Acharyos. Okay, I'll just read this out. Many thanks to the devotee who very neatly wrote this on the board, but I'll just read it as it is because you can't chant this in a meter. Taigi, mokytis perskaityti dabar tekstą. Pats labai dėkui atsidavusiems, kurie labai kruopščiai užrašė šitą tekstą, bet kadangi mokytis perskaitys visą tekstą. Ir čia ne poezija, taip kad jums nereikės kartoti. Tayetam avarita purusha paricharyaya bhagavati pravardhamana nuraga bharadruta hridaya shaitilya prahasha vegena atmanyu bhidyamana roma pulaka kulaka otkantya pravrita pranaya bhashpa niruddhavaloka nayana evang nijaramanaruna charanaravindhanudhyana parichita bhakti yogena pariplota paramaladha gambhira hridaya hradavagadha dishanastamapi kriyamanam bhagavat saparyam nasasmara. Translation. Vertimas. Ir taip šis didysis atsidavęs Maharadža Bharata visuomet buvo pasinėręs mintimis į tarnystę viešpačiui. Jo meilė Vasudevai, Krišnai, didėjo diena iš dienos, tol, kol jo širdis galiausiai neištirpo. Palaipsniui Maharadža Bharata prarado bet kokį susidomėjimą įvairiausiamis taisyklėmis ir ritualais. Plaukai ant jo kūno viso laiko stovėdavo piestu, tokiu būdu preikšdami visus likusius dvasinės ekstazės požymius. Kartais jisai nieko negalėdavo matyti, kadangi ašaros tekėjo iš jo akių upeliais. Nepertraukdamas nei minutės, jisai mintimis stebėjo rausvas lotosinės viešpatės pėdas. Tuo metu Maharadžos Bharato širdis pavirto į ekstatinės meilės ežerą ir jisai panardino savo protą į šį ežerą, netgi užmiršęs apie viešpatės garbinimo taisyklės. Taigi komentaras dar. Žmogaus kūne, kuris patiria ekstatinę meilę Krišnai, pasirodo 8 transcendentinės palaimos požymiai. Jie liudija apie tai, kad šis žmogus dėka savo meilės tarnystės aukščiausiam Dievo asmeniui pasiekė tobulumą. Ir kadangi Maharadža Bharata visą save atsidavimo tarnystėje, jame pasireiškia visi ekstatiškos meilės Dievui požymiai. The 8 bodily transformations are technically called Ashta Sattvic Vikara. Visos 8 kūno transformacijos vadinamos Ashta Sattvika Vikara. These are manifest in the person of, in the body of someone who has attained to the stage of bhav, or this preliminary stage of love of God. Visi šitie 8 požymiai pasireiškia kūne žmogaus, kuris pasiekė pradinę meilės Dievui stadiją, kuri vadinama bhava. Some of the symptoms are mentioned here. Kai kurie požymiai čia yra minimi. Others are described in such books as Chaitanya Charitamrita, Nectar and Bhakti Rasamrita Sindhu. Ir kiti požymiai yra aprašomi Chaitanya Charitamritoje ir atsidavimo tarnystės nektare, Bhakti Rasamrita Sindhu. Such symptoms as romancha, hair standing on end. Taigi tokie požymiai kaip romancha, plaukai stovintis piestu. Gadgada vachan means faltering voice. Gadgavacha reiškia trukinėjantys žodžiai. Then Vaivarnya, the whole body loses its color and becomes pale. Taigi vaivarnya reiškia, kad kūnas praranda savo spalvą, tampa blyškus. Stabda, one becomes stunned. Stabda reiškia, kad žmogus sustingsta. Unmatta, one becomes like a crazy man. Ir Unmata reiškia, žmogus tampa tarsi beprotis. So all these are symptoms of someone who is very advanced in devotional service. Ir tokie yra labai pažengusios atsidavimo tarnystės požymiai. These symptoms are not to be imitated. Šius požymių negalima imituoti. It's not that if you imitate falling on the ground or crying, that love of God will come. It has to come around the other way. Jeigu jūs nukrisite ant žemės ir pradėsite vartytis, tai nereiškia, kad meilė Dievui pasirodys jūsų širdyje. Do you get the point that first you get love of God and then you get the symptoms? Don't think
I'll show the symptoms and then I'll get love of God. It doesn't work like that. Taigi jūs negalite galvoti, kad jeigu aš nukrisiu ant žemės ir vartysiuos, tada atsiras meilė Dievui. Atvirkščiai, pirma turi atsirasti meilė Dievui ir tada jūs visi šitie požymiai pasireikš. Sometimes some people, they buy a very prestigious car model like Cadillac, something like this, but it's very old. Kartais kai kurie žmonės nusiperka labai prestižiškus automobilių modelius, tokius kaip Cadillacas, tačiau jie nusiperka senus automobilius. They get it cheap. Jie gauna juos pigiai. Then they decorate it and paint it so that it looks like new. Ir tada jie nudažo jį, kaip sakytume, papuošia ir atrodo kaip naujas automobilis. And they wear a imitation Rolex watch, which looks the same, but it only costs $20. Ir jie tada užsideda Rolex laikrodžio imitaciją, kurie atrodo taip pat, bet kainuoja tik $20. In this way they drive around in their Cadillac with their imitation Rolex watch, and they dress up as if they're very rich. Ir tokiu būdu jie važiuoja tame Cadillac automobilyje, nešiodami Rolex laikrodžio imitaciją ir jie pasipuošia ir atrodo, kad jie yra labai turtingi. That story is there, that joke is there, that, well, why do you always keep your Cadillac in your garage? Why don't you bring it out? Well, I don't have any money to put the diesel in, the gas in. Ir yra toksai kaip juokas anekdotas, kad vienas žmogus klausė kito, kodėl tu visą laiką laikai savo Cadillacą garaže, aš neturiu pinigų, kad nupirkti jam benzino. So someone may show the symptoms of being rich, but they're only imitative symptoms. Taigi kažkas gali rodyti požymius, kad jis yra turtingas, tačiau tai bus tik tai imituojantis požymiai. If someone thinks, oh, you see, this rich man is driving a Cadillac car, so I should also get a Cadillac car and I'll also become rich. It doesn't work like that. Ir kažkas gali pagalvoti, kad, šitas žmogus, jisai yra turtingas, jisai turi Cadillac automobilį, aš nusipirksiu Cadillacą ir tokiu būdu taip pat tapsiu turtingas. Bet tai neveikia. There's another thing, sometimes a group of people get together and jointly buy a Cadillac. Kartais būna kitaip, kad grupė žmonių susirenka, susimeta pinigus ir bendrai nusiperka Cadillacą. That also not new. Tai taip pat nėra nauja. And they take it in turns. One day a week, one person will drive it. Another day, someone else will drive it. Ir jie pasidalina taip, vieną dieną per savaitę vienas vairuoja Cadillacą, kitą dieną kitas. So it's all show. Ir visa tai yra tik šou. They don't actually have the qualification of being a rich person. Jie iš tikrųjų neturi jokio pasiruošimo būti turtingai žmonėmis. So imitation won't help us. Taigi imitacija nepadės mums. In fact, imitation it is counterproductive to advancement in devotional service. Iš tikrųjų, imitacija tik tai priešingai veikia mūsų atsidavimo tarnystę. The first two symptoms of a surrendered devotee are anukulyasya sankalpa, pratikulyasya varjanam. He accepts everything favorable for advancement in devotional service and rejects everything unfavorable. Pirmieji du atsidavimo viešpačiui požymiai yra anukulyasya sankalpa ir pratikulyasya varjanam. Tai yra priimti dalykus, kurie yra palankus atsidavimo tarnystei ir atmesti tai, kas nepalanku atsidavimo tarnystei. Imitation of the symptoms of an advanced devotee are in the category of practical. They actually work against our advancement. They don't help us to advance. Taigi, imituoti pažengusius atsidavusius iš tikrųjų priskiriama tai kategorijai pratikula. Tai yra šie principai, jie stabdo mūsų atsidavimo tarnystę, jie veikia prieš. And therefore, great devotees who are on that platform, they often don't show, they deliberately suppress such symptoms. Ir todėl dauguma pažengusi atsidavusi iš tikrųjų nerodo savo požymių ir jie sąmoningai užspaudžia šitos požymius. And Acharya may be on the platform of love of God. Acharya gali būti meilės Dievui padėtyje, lygyje. But because he's an Acharya means one who teaches by example, he has to show how to behave for the sadhaks or aspiring devotees. Taigi, ir Acharya, o Acharya reiškia tas, kuris rodo savo pavyzdžių, jo uždavinys yra mokyti sadhakas, savo elgesių mokyti sadhakas. So internally he may be feeling so many symptoms of love of God, but externally he doesn't fall on the ground and so many different things. Taigi, viduje jisai gali jausti ekstatinius jausmus Dievui, bet išoriškai jisai nepuola ant žemės ir nedaro tų daugybės dalykų. Sometimes he may be overcome by emotions and not be able to control that. Kartais jis gali būti užlietas emocijų ir nepajėgti suvaldyti jų. But generally he doesn't make a show. Tačiau paprastai jis nerodo tokio reginio. Once in Mayapur at the festival with so many devotees present,
Prabhupada sitting on the Vyasasana became stunned in ecstasy. Vieną kartą Majapuro festivalio metu, kur susirinko labai daug atsidavusiai, Prabhupada jisai sustingo nuo ekstazės. And he just became silent and stopped speaking. Ir jisai nutilo, nustojo kalbėti. And all the devotees, they didn't know what to do. Ir visi atsidavusiai nežinojo, ką daryti. What should we do? Ką mes turime daryti. We don't read in the Bhagavad Gita or Srimad Bhagavatam or the Nectar of Devotion what you should do if your spiritual master becomes stunned in ecstasy. Ir niekur nerašo, nei Bhagavad Gita, nei Srimad Bhagavatam, nei atsidavimo nektarė. Nerašo, ką mokinys turi daryti, kai jo dvasinis mokytojas sustingsta iš ekstazės. So after a few minutes, one of the devotees started leading a kirtan. Ir po kelių minučių vienas atsidavęs pradėjo vesti kirtaną. And then Prabhupada, hearing that, gradually came out of his ecstatic trance. Ir palaipsniui, girdėdama šį kirtaną, Prabhupada išėjo iš savo ekstatinio And he transo. just said, yes, just chant Hare Krishna. Ir jisai pasakė, gerai, kartokit Hare Krishna. So later there was a controversy among the devotees. Ir vėliau vyko tokie ginčiai tarp atsidavusių. Some were saying that, yes, that was nice you led the kirtan like that. Kai kurie sakė, kad, iš tikrųjų, tai buvo labai puiku, kad tu vedėjai kirtaną. And others said that, no, you shouldn't have disturbed Prabhupada in his ecstasy. O kitas pasakė, ne, tu neturėjai trukdyti Prabhupadai jo ekstazijai. So later some of the devotees asked Prabhupada that, Prabhupada, what should devotees do if the spiritual master goes into an ecstatic trance? Ir vėliau mokiniai paklausė Šrilas Prabhupados, Prabhupada, ką mokiniai turi daryti, kai jų dvasinis mokytas patenka į ekstatinį transą? And Prabhupada replied, as if embarrassed, well, I don't often do that. Ir Prabhupada tarsi susigėdęs, jisai pasakė, aš nedarau to dažnai. As if to excuse himself. Tarsi bandytų atsiprašyti. That, I'm sorry, I didn't really mean to do that. Kad atsiprašau, aš neturėjau to iš tikrųjų daryti. Another time, a devotee commented about one of the photos of Prabhupada. Ir kitą kartą vienas atsidavęs komentavo Prabhupados fotografiją. That maybe you've seen, there's quite a well-known picture of Prabhupada looking very grave with the corners of his mouth actually turned down. Ir yra viena tokia žymi nuotrauka, kur Prabhupada atrodo labai toks rimtas ir jo lūpų kampučiai atrodo tokie kaip išskaptuoti. So one devotee remarked to Prabhupada that, Prabhupada, in this photo you look very sad. Ir atsidavęs jis pasakė, Prabhupada, šitoje nuotraukoje jūs atrodot labai liūdnas. I suggest you take the hand away from your mouth because it... Tai nelaikyk rankos prie. So Prabhupada said, you don't know, this is transcendental ecstasy. Ir Prabhupada sako, tu nežinai, tai yra transcendentinė ekstazė. So, what is actually ecstasy? That is seen by one's constant endeavor to serve Krishna. Taigi, kas yra ekstazė, galima pamatyti iš žmogaus pastangų pastoviai tarnauti Krishnai. Not by any external show. O ne per išorinį tokį reginį. Privately, privačiai, a devotee may experience so many things. Atsidavęs gali patirti kai kurios jausmus. Practically, an acharya who is preaching all over the world, he doesn't have any private life anyway. Tačiau, kaip ten bebūtų, acharya, kuris pamokslauja Krishnos sąmonės, neturi privataus gyvenimo. There's no inside and outside, it's both the same. Tai yra, nėra tokio viduje ir išorėje, tai yra viena ir tas pats. It's not that he's speaking so many things, but then he goes away and locks himself in his room and smokes a cigarette. Nėra taip, kad jisai išėjęs šneka tiek daug visokių dalykų, po to jisai nueina į savo kambarį, užsirakina ir rūko cigaretę. Any time of the day or night, if you see Prabhupada or you see any devotee who's actually advancing on the path of Krishna consciousness, they're always doing something in Krishna's service. Ir jūs galėt matyti ir Prabhupadą, ir bet kokį kitą atsidavusį, kuris tobulėja Krishnos sąmonės, jis visuomet atlieka tarnystę. Even eating, sleeping, bathing, they just do these things for the sake of maintaining the body for Krishna's service. Netgi valgydami, miegodami, maudydami, jie visą tai atlieka kaip tarnystė Krishnai, kad palaikytų šį kūną tarnystė Krishnai. So this is advancement in Krishna consciousness. Ir toks yra tobulėjimas Krishnos sąmonėje. Even we read about Chaitanya Mahaprabhu, his amazing transformations of bodily ecstasy. Netgi kai mes skaitom apie tokias nuostabias, stebuklingas viešpatės Čaitanijos kūno transformacijas. Even one time, all the limbs of his body, his head, his legs, his arms, entered within his body in ecstasy. Vieną kartą visos jo kūno dalis, galva, rankos, kojos, jos nuo ekstazės sulindo į vidų. No one can imagine such symptoms. Niekas negalėjo įsivaizduoti tokių požymių.
Just like it's described, there are 8 symptoms of ecstasy which are described in Shastra, but this one is not described. Taigi čia yra šastroje aprašomi 8 požymiai, tačiau šio požymio nebuvo aprašyta šastroje. It's not described in Shastra or not conceived of. Jis neaprašoma šastroje ir jo net neįmanoma suvokti, įsivaizduoti. But even Chaitanya Mahaprabhu, when he first met Ramananda Rai on the banks of the Godavari, he was experiencing symptoms of transcendental ecstasy. Tačiau kai Viešpats Čaitanija susitiko prie Godavario upės kranto Ramananda Rojo, jisai pajuto ekstatinės meilės požymius. Shivering, fainting, falling on the ground. Virpėjimas, puolimas ant žemės. But then he noticed there were many brahmanas present. Tačiau jisai pastebėjo, jog ten susirinko daugybė brahmanų. They were brahmanas, very pious, exalted people, no doubt. Ir šie brahmanai be abejonės buvo išaukštintos darybingos But asmenybės. they weren't devotees, Tačiau jie nebuvo atsidavę, Krišnos atsidavę. so they couldn't understand these symptoms. Ir jie negalėjo suprasti šių požymių. Therefore, Chaitanya Mahaprabhu, on seeing them, suppressed his symptoms of ecstasy. Todėl Viešpats Čaitanija regėdamas juos užspaudė savo ekstazės požymius. With great difficulty, he suppressed his ecstasy Su didžiuliu sunkumu jis užspaudė šios požymius. and behaved like a normal sannyasi. Ir elgėsi tarsi paprastas sanjasis. So these are the examples we receive from our acharyas. Taigi tokie pavyzdžiai, kuriuos mes matome iš savo čarių. Anukaran and anusharan, there are 2 words, similar words. Yra 2 panašus žodžiai, anukaran ir anusharan. Anukaran means to imitate, Anukaran reiškia imituoti, and anusharan means to take shelter or to follow in the footsteps. o anusharan reiškia priimti prieglobstį arba sekti pėdomis. There's a difference. Toks yra skirtumas. Anusharan means to follow the example of always being engaged in Krishna's service, giving up material desires. This is anusharan. Anusharan reiškia, kad žmogus jisai atsisako materialių troškimų, jisai visuomet atlieka atsidavimą tarnystėje. Tai yra anusharan. Anukaran, or imitation, means to falsely exhibit the symptoms of advancement when we don't have it within our heart. O anukaran reiškia paprasčiausiai imituoti pažengusiai atsidavusiojo požymius, kai iš tikrųjų širdėje mes neturime šių požymių. So that others will think that we are great devotees and praise us. Ir tada kiti žmonės galvos, kad mes esame didieji atsidavusi ir šlovins mus. So the example is being given here of Bharat Maharaj, who was actually a very exalted devotee. Čia yra pateikiamas pavyzdys Bharatos Maharadžas, kuris iš tiesų buvo labai pažengęs atsidavęs. And the symptoms of his advancement are being given in some detail, Ir jo pažangos požymiai yra duodami su tam tikromis detalėmis, so as to make a contrast between his later condition. vien tam, kad parodyti kontrastą tarp su jo vėlesnė padėtim. As we will read in future chapters, he will fall down from that position Kaip mes skaitysime būsimuose skyriuose, jisai puls iš savo padėties, due to attachment to an insignificant baby deer. dėka savo prisirišimo prie nereikšmingo elniuko. How did that happen? Kaip tai atsitiko? Here in this verse it's described that Bharat Maharaj, he became so much absorbed in ecstasy that he didn't even follow the regulated principles of devotional service. Čia yra rašoma, kad Bharata Maharadža tiek pasinėrė į atsidavimą, į meilę Krišnai, kad jis net nebesekė reguliuojamas atsidavimo tarnystės principais. That may happen on the platform of high ecstasy. Tai gali atsitikti labai aukštos ekstazijos lygyje. For instance, if you're so much in ecstasy that you don't know whether it's day or night, then Pavyzdžiui, you're going to jeigu, have difficulty performing your early morning rituals. jeigu jūs esate tokio ekstazija, kad nebegalite skirti, kur diena yra naktis, jums gali būti sunku atlikti rytinio apsivalymo ritualus. Or if you're so much absorbed in ecstasy of love of God, then you may just completely forget that you're supposed to take a bath in the morning. Arba jeigu jūs esate taip pasinėręs į ekstazę, kad jūs galite užmiršti išsimaudyti ryte. See what an exalted stage this is? Ir matot, koks tai yra aukštas lygis. It's certainly not something to be imitated. Be abejonės, to negalima imituoti. It's very, very high level. Tai yra labai labai aukštas lygis. But we see that Bharat Maharaj, even though he was on such a high platform, eventually, at some point, he allowed Maya to enter his heart. Tačiau vienai per kitaip mes matome, jog Bharata Maharadža, kuris buvo tokiame aukštame lygiai, jisai leido Majai įžengti jo širdį. Now, what happened, we'll read later on, Ir kas atsitiks, mes perskaitysime vėliau. is that a young baby deer was left all alone.
kad jaunas elniukas liko vienas. What happened? One deer who was pregnant, fully pregnant, Tai atsitiko, kada elnė, kuri buvo nėščia, came down to the river to drink water. dėjo prie upės atsigerti vandens. At that time, a lion very close by roared loudly. Ir tuo metu liūtas labai artis garsiai suriaumojo. And in great fear, the deer jumped over the river. Ir elnė, ji iš baimės šoko per upę. As she jumped, the baby deer came out of her womb. Ir tuo metu, kai ji šoko, tas elniukas jis iškrito iš šios iščių. And just after that, the deer, the mother deer, out of the experience of fear and exhaustion of giving birth, fell down dead. Ir elnė, dėl savo baimės ir taip pat išsiekimo susijusio su gimdymu, ji nukrito negyva. So Bharat Maharaj saw this, and he became compassionate upon the baby deer. Ir Bharata Maharaja regėjo tai ir jisai pradėjo jausti užuojautą elniukui. That is the trick of Maya. Tai yra Majos triukas. Babies of any species, they're sweet. Bet kokios rūšies kūdikiai, maži vaikai, jie yra labai labai tokie nuostabus. They are fully in need of protection. Jiems reikalinga visiška apsauga. So that tendency that we have to think, I am the controller, I am the maintainer, Ir ši tendencija, kada mes galvom, aš esu kontroliuotojas, aš esu palaikytojas, I am the benefactor, aš esu geradaris, that becomes evoked by the sight of babies. Visą tai pabunda, kai žmogus regi vaiką, kūdikį. Therefore, advanced transcendentalists, they remain aloof from family life. Todėl pažengę transcendentalistai, jie lieka nuošaly nuo šeimyninio gyvenimo. For this reason, Bharat Maharaj had left his home. He was previously a grihastha. Dėl šios priežasties Bharata Maharaja paliko namus, jis anksčiau buvo grihasta. Because in family life, the illusion of thinking that I am the controller of this family, I am the maintainer of this family, I am the best friend of these family members is very, very strong. Kadangi šeimyninėme gyvenime iliuzija, kad aš esu šios šeimos kontroliuotojas, aš esu šios šeimos palaikytojas, aš esu šios šeimos geriausias draugas, yra labai labai ryškus. Now, this doesn't mean that those who are in family life should just immediately abandon that. Tačiau tai nereiškia, kad dabar visi tie, kurie turi savo šeimas, jie turi tuo pat jų atsisakyti. That is also not recommended. Tai taip pat nėra rekomenduojama. One has to gradually cultivate detachment Žmogus turi palaipsniui ugdyti atsižadėjimą, by the proper process. tinkamo proceso dėka. And it's also not that devotees are callous to material suffering. Ir taip pat, Callous, it means indifferent to. čia tai taip pat nereiškia, kad atsidavusi yra visiškai abejingi materialioms kančioms. Callous means indifferent to because having no feelings. Tai reiškia, kad jie nėra visiškai nejaučia kažkokių tai jausmų. Rather, a devotee feels for the suffering of others more than others. Atsidavęs iš tiesų jaučia daugiau jausmų negu kiti. When we say, well, opening hospitals is useless, Kai mes sakome, kad visų tų ligoninių atidarimas yra a nenaudingas. good example, that one, you'll find that in Science of Self-Realization, there was so much famine and suffering in Andhra Pradesh, one part of India, and the head of the relief fund asked Prabhupada that your society has a lot of money and manpower, why don't you help us to help these poor suffering people? Vienas pavyzdys yra pateikiamas savęs pažinimo moksle, kur tuo metu, kai Andhra Pradešė, vienoje Indijos provincijoje buvo badas ir sausra, vienas iš labdaringo fondo lyderių paprašė Prabhupados, jisai pasakė, jūs turite daug žmonių, jūs turite daug pinigų, kodėl jūs nepadedate mums? Prabhupada wrote back, refusing. Tačiau Prabhupada atrašė jam atsisakydamas. Was it because of drought, was it? I think it was because of drought. Was it drought or flood? It's either there's drought or there's flood. It's one of the two things. Tai I turbūt believe it was buvo drought at that time. There's more droughts than floods in Andhra. Huh? It was because of drought, I believe. Drought means lack of rain for many months. Ta prasme, kad tai buvo sausra, greičiausiai, kad sausra. Prabhupada refused to help. Prabhupada atsisakė padėti. He said, this is all useless. Jisai pasakė, tai visai nenaudinga.
He said, instead, you give all your men and money to help us. Jisai pasakė, vietoj to geriau jūs atiduokit mums savo žmonės ir pinigus. Padėkite mums. Prabhupada, he said that the reason people are suffering like this is because they are averse to Krishna. Prabhupada pasakė, kad priežastis, kodėl žmonės kenčia, yra tai, kad jie nusisuko nuo Krišnos. And as long as the people of the world are averse to Krishna, there must be floods, droughts, famines, and so on. Ir tol, kol žmonės bus nusisukę nuo Krišno, žemėje neišvengiamai bus sausros, badas, potviniai. So it would appear that Prabhupada was being very hard-hearted. Ir gali atrodyti, kad Prabhupada buvo labai kietaširdis. But no, actually the devotee is most concerned about others' suffering. Iš tikrųjų, atsidavęs labiausiai rūpinasi kitų problemomis, kančiomis. Therefore, he preaches Krishna consciousness, Todėl jis pamokslauja Krišnos sąmonę, which is the only permanent solution to suffering. kuri yra vienintelis pastovus sprendimas nuo kančios. You cannot stop suffering in this material world. Jūs negalite nustoti kentėti šiame materialiam pasaulyje. That's why Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur said that the neophyte devotee ringing the bell in the temple is doing far more valuable welfare work for the world than anyone who opens millions of hospitals. Ir todėl Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur jisai sakė, kad neofitas atsidavęs, kuris ateina į šventyklą ir skambina varpeliu, jis yra vertingesnis negu milijonas atidarytų ligoninių. Because that ringing the bell in the temple gives transcendental benefit to the world. Kadangi šitas varpelio skambėjimas jis duoda transcendentinę naudą pasauliui. Whereas opening hospitals, that can only benefit the body. Tačiau tuo metu, kai ligoninės atidarimas gali padėti tik tai kūnui. Ultimately, you can't even benefit that either. Tačiau galiausiai jūs negalite net jam padėti, Because you have to die anyway. kadangi vis tiek jums reikės numirti. So actually, if you give people medical treatment, but you don't teach them how to be Krishna conscious, it's better you let them die quicker. Todėl, jeigu jūs paprasčiausiai duodate žmonėms vaistų, bet nemokote jau gyventi Krišnos sąmonę, tai geriau leisti tam žmogui numirti. Because if they become healthy without spiritual knowledge, they'll commit more sinful activities and make worse karma for future. Kadangi jeigu jisai pasveiks, bet negaus Krišnos sąmonę, jisai, būdamas sveikas, atliks dar daugiau nuodėmingų veiksmų ir tokiu būdu sukurs savo dar blogesnę karmą ateičiai. Now, having said all this, a devotee is not indifferent to the immediate physical and mental sufferings of others. Tačiau, sakant tai, vis dėlto reikia prisiminti, kad atsidavusiai nėra abejingi žmonių proto ir fiziniams kančioms. Just to give a small example. Galima duoti mažą pavyzdį. Prabhupada once called his servant into his room. Kartą Prabhupada pasikvietė tarną į savo kambarį. Would these people like to come and sit down? They just came in. Gal tie žmonės, kur galėjai, norėtų įeiti į vidų ir atsisėsti? You like to sit? If you want, you can come inside. Galite įeiti čia į vidų. They can come and sit on the bench if they're not used to sitting on the floor. Jeigu kas galima atsisėsti čia ant suoliuko, jeigu nepatinka sėdėti ant grindų. So Prabhupada once called a servant into his room, and Prabhupada said, "You see this bug on the table? Bug, a little insect. Prabhupada vieną kartą pasikvietė tarną į savo kambarį ir pasakė, ar tu matai šitą vabzdį ant stalo? So generally if people see a bug, they go, "Wah." Paprastai, kai žmonės pamato vabzdį, jie tuoj pat užsimoja ranką, kad jį priplotų. Prabhupada said, "I've been observing this bug for the last 20 minutes. It hasn't moved." Ir Prabhupada jisai pasakė, aš stebėjau šitą vabzdį, sako, jau 20 minučių ir jis visiškai nejuda. I think it must be hungry. Aš manau, kad jisai alkanas. Take it out and put it on a leaf and make sure it gets something to eat. Ir išnešk į lauką ir pasodink ant medžio, tam, kad jis gautų kažką pavalgyti. So it may be that living beings we come in contact with, the devotee may do something to try to alleviate their immediate condition. Ir jeigu kažkokia gyva būtybė pakliūna atsidavusi žvilgsnį akiratį, atsidavęs gali padaryti kažką tai, kad išvaduotų ją nuo betarpiškos Let her kančios. come and sit here. Ateikite ir Let atsisėskite. her come and sit here on the bench. Ar nenorite ant suoliuko atsisėsti? All right. So, Bharat Maharaj, seeing the condition of the baby deer, Taigi Bharata Maharadža regėdamas elniuko situaciją, felt some compassion and therefore did something to try and help. pajuto užuojautą ir pabandė kažkaip padėti. Now,
he should have been very careful at this point. Ir dabar mes turėtume būti labai atsargus. Because with a baby of any species, once you start taking care, it's an ongoing thing. Kadangi su kūdikiu, kokios jis bebūtų rūšies, iš tikrųjų, kai tik jūs pradedate rūpintis jo, tai yra besitęsiantis procesas. With a hungry bug, you can put him on a leaf and forget about him. Kai vabzdys yra alkanas, jūs galite patupdyti jį ant lapo ir užmiršti. But a baby is totally dependent for many years. Tačiau kūdikiai yra visiškai priklausomi daugelį metų. That's why many people in the modern age, they don't like to have children. Todėl dėl šios priežasties daugybė žmonių šiais laikais nenori turėti vaikų. They consider they're a nuisance. They're a nuisance, a disturbance. Kadangi jie galvoja, jog šitie vaikai yra paprasčiausiai trukdymas. If I have a baby, then I can't have a job or a career, and I can't go to parties. And Su šito vaiku jie negali daryti karjeros, jie negali daryti savo darbo, jie negali vykti į kažkokius vakarėlius. those natural motherly feelings are not present in people, in women who want to simply enjoy sense gratification. Tokiu būdu tai yra natūralūs jausmai toms moterims, kurios nori tenkinti juslės. So Bharat Maharaj should have been very careful at this point in thinking what to do. Taigi Bharata Maharaja turėjo būti labai atsargus tuo momentu, kai jisai galvoja, ką jis turėtų daryti. He shouldn't have risked his whole spiritual life for the sake of a baby deer. Jis neturėjo rizikuoti visų savo dvasinių gyvenimo vardan šito mažo elniuko. He should have considered, just like Prahlad Maharaj described, Jisai turėjo apsvarstyti lygiai taip pat, kaip paprašo Prahlada Maharaja. Balas Janeya Sharanang Pitaro Nrishingha, that even a very loving mother and father cannot actually protect a child. Jisai sako, kad netgi labai mylintis tėvas ar mama, jie negali apsaugoti savo vaiko. Nartasya chagodam odamvati majjato, no. Nor can medicine actually help a person who's sick. Ir iš tikrųjų vaistai negali padėti žmogui, kuris serga. Nor can a boat save a drowning man. Ir valtis negali išgelbėti skęstančio žmogaus. Unless Tol, Krishna desires. kol Krishna to nenori. Rake Krishna Mareke, Mare Krishna Rakeke. If Krishna wants to protect someone, no one can kill that person. Jeigu žmogus nori kažką tai apsaugoti, niekas negali nužudyti tokio žmogaus. And if Krishna wants to destroy a person, no one can protect that person. Ir jeigu žmogus nori sunaikinti kažkokį žmogų, jeigu Krishna nori sunaikinti kažkokį žmogų, niekas negalės apsaugoti jo. So considering that, Bharat Maharaj should not have given up his devotional service for the sake of protecting a deer. Ir tokiu būdu apsvarstęs, tai Bharata Maharaja jis neturėjo atsisakyti savo atsidavimo tarnystės tam, kad apgintų elniuką. But he did. Bet jis tai He padarė. fell down from his position. Ir jisai puolė iš savo padėties. So this is the way Maya comes. Tokiu būdu ateina Maja. In like a needle, out like a plow. Įeiti kaip adata, išeiti kaip plūgas. In other words, it may start off very small, some minor thing, but gradually grows and grows and grows. Kitais žodžiais tariant, kažkas gali prasidėti kaip labai mažytis dalykas, bet jis auga. So he may think, well, I'll make a little compromise with Maya. Ir mes galime pagalvoti, kad aš galiu padaryti nedidelį kompromisą Majai. But Maya is like that. It's once you get a foot in the door, then it's very difficult to get you out. Ir Maja yra tokia, jeigu jūs leidžiate jai pastatyti pėdą už durų, labai sunku ją išvesti lauk. There's this kind of door-to-door salesman. Yra dabar tokie žmonės, kurie pardavinėja, prekybos agentai pardavinėtis nuo durų prie durų. They're very aggressive. They open the door, they put their foot in it. Jie yra labai agresyvūs, jūs atidarote duris ir jie iš karto įkelia So savo it's very pėdą. difficult to get rid of them. Ir labai sunku jų atsikratyti. And they insist, you must buy Ir these things we're selling. jie taip spaudžia, kad jūs turite nusipirkti šitą daiktą. In Bengali, there's a saying, "Boshte dile shuete chai." Just like if you're on the train, it's very packed. You give someone a little space to sit down, and gradually they spread out and lie on the whole seat, and everyone else has no place to sit. Well, I guess you don't have this kind of thing in Lithuania. In the trains, usually the trains in India are very packed. There's no space. Most people are going standing. Paprastai Indijoje yra toks posakis, kad Indijoje traukiniai, kai jie būna labai susispaudę, žmonės būna labai susipakavę. So someone might say, well, just move aside slightly and just give me a little space to sit. Ir kažkoks žmogus gali pasakyti, kad truputį pasistumk ir duok man, kaip sakyti, mažytę vietą atsisėsti. So they can just sit without putting their back on the seat, just at the edge of the seat.
Atsisėsti taip, kad net nereikėtų nugaros atremti į sėdynę, vien tik tai ant kampučio atsisėsti. Gradually, when the person sitting next to them moves slightly to become a little more comfortable, they immediately move in a little bit. Ir kai tik tai žmogus, jisai truputį pasislenka, žmogus, kuris jau sėdė, jisai truputį pasislenka, kad atlaisinti kažkiek tai vietos, tai žmogus taip pat užima daugiau vietos. On the other side also. Iš kitos pusės taip pat. So eventually he's sitting with his back against the seat and the other people are pushed forward. Ir po kurio laiko jis jau sėdė nugarą atremtą į sėdynę ir kiti žmonės spaudžia. And one of them may go up and go to the toilet. Ir vienas galbūt jam reikia atsistoti ir nueiti į tualetą. He's spread out and there's no place for them to sit. Ir kai jisai ateina, visi jau būna taip išsiskirstę, kad jam nebėra vietos atsisėsti. So eventually he's lying down on the whole seat and everyone else who just gave him a little place to sit, they have no place to sit. Ir galiausiai taip atsitinka, kad jisai guli vienas pats ant viso suolo ir niekam kitam neužleidžia vietos. Ir tas žmogus, kuris davė jam galimybę atsisėsti, jis jau nebeturi kur sėsti. It's just an example. If people actually did this in India, they'd probably throw him out of the train while it's moving at top speed. This is just an example. If you actually did this in India, they'd probably throw you out while the train is moving at top speed. That happens sometimes. Ir iš tikrųjų, čia yra tik tai pavyzdys, kadangi jeigu jūs tai padarytumėte, aišku, Indijos traukiniuose, tai jūs išmestų pro langą, netgi kai traukinys juda pilnu greičiu. Tai kartais atsitinka. India is the home of the highest spiritual culture. Indija yra aukščiausios dvasinės kultūros tėvynė. But it's also the home of some of the roughest people in the world. Ir taip pat yra pačių grubiausių žmonių tėvynė. Some of you who have visited there may have noticed. Kai kurie iš jūsų, kurie ten buvo, gal pastebėjo tai. So the example is there that if you give Maya a little chance, Maya will gradually increase. Taigi, pavyzdys rodo, kad jeigu jūs Majai suteikėt mažyti šansą, Maja taip pat didėja. This is the danger of compromise. Toks yra kompromiso pavojus. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur used to say, he who compromises is finished. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur sakydavo, tas, kuris daro kompromisą, jisai baigtas. So we may think, well, Krishna consciousness is very nice. Mes galime galvoti, kad Krishna sąmonė yra labai nuostabu. But you don't really have to follow everything. Tačiau mums iš tikrųjų nereikia viskom sekti. You can just do it that's little bit. Mes galime daryti viską po truputį. Or you may think, well, I'm doing everything very nicely, so if I just change a little bit, it doesn't matter. Ir mes galvojame, kad, arba mes galime galvoti, kad jeigu aš dabar viską darau visai teisingai, tai jeigu aš truputį pakeisiu, niekas nepasikeis. Labai stipriai. Just, change the philosophy a little bit. Aš truputį pakeisiu filosofiją. Or you don't have to follow all the practices very strictly. Arba mums nereikia labai griežtai siekti visomis praktikomis. Like, you're supposed to chant 16 rounds a day minimum. Well, I chant 14 and then, somehow I can't get the others. But, 14, 16 doesn't make that much difference. Šiaip tai reikia kartoti 16 ratų mantras, bet aš, jeigu kartosi 14, koks čia skirtumas? 16, 14. All this rising early in the morning, it's not so important. Keltis anksti ryte nėra taip svarbu. Do everything else. Aš galiu daryti visą kitą. I remember one devotee said to me once, I asked him, well, why is it that you get up at 8 o'clock every morning? Aš atsimenu, kaip vieną atsidavusią paklausė, kodėl tu kiekvieną rytą keliesi 8 valandą. So he said to me, well, most devotees who rise at 4 o'clock, they take some rest later in the day. Jisai pasakė, žinot, sako, daugumą atsidavusi, kurie keliasi 4 valandą, jie po to dienos metu pamiega. Or they fall asleep while they're chanting japa or something. Arba jie miega tol, kol kartoja džapą. So I decided to sleep until 8 o'clock every morning. Aš nusprendžiau miegoti iki 8 valandų ryto. Then I don't take any rest in the day. I don't fall asleep. I chant really good rounds. Ir dienos metu aš nebemiegu, aš iš tikrųjų gerai sukartoju savo ratus. So very intelligent. Labai protinga. But it's bogus. Tačiau tai yra bogus. It's a compromise. Tai yra kompromisas. Because the injunction of Shastra is very clear that you should rise very early in the morning. Kadangi Šastros nurodymai sako labai aiškiai, kad reikia keltis anksti ryte. Now, if you don't want to, you're not ready to, you can say that. Jeigu jūs nenorite to arba nesate tam pasiruošęs, jūs galite tai pasakyti. And then it's understood that you're not really on the proper platform of Krishna consciousness. Ir tada reikia suprasti, kad jūs nesate tinkamame Krishna sąmonės lygyje. But if you try to justify it by some kind of philosophical or very intelligent idea,
then it's a compromise. Tačiau jeigu jūs bandote pritaikyti kažką tai pagal naudodami filosofinės kažkokias tai savo intelekto idėjas, tada yra kompromisas. Or even if you don't try to justify it, if you just do it, well, it's also a compromise. Tačiau netgi jeigu jūs nebandote pritaikyti kažko tai arba kažkaip pateisinti to, tai vis tiek yra kompromisas. That's one example. There may be so many. Tai tik vienas pavyzdys, gali būti labai daug jų. Just like some people may say, well, we accept the Shastra that says that Krishna is God, but we don't accept that, things like the sun is, the moon is further away than the sun. How can we accept that? It doesn't make any sense. Gali būti kitas pavyzdys, kada Šastras sako, kad mėnulis yra toliau už Saulę, o kažkas gali sakyti, mėnulis toliau už Saulę. Kaip mes galime tai priimti? So we may say, well, yeah, we accept this part of the Shastra, but not another part. Ir mes galime sakyti, kad šitą Šastros dalį aš priimu, o kitos dalies nepriimu. Then what's the meaning of Shastra? Then what is the meaning of Shastra? Kokia tada yra Šastros prasmė? If you don't accept Shastra as being the gospel truth, Jeigu jūs nepriimate Šastros kaip apreikštos tiesos, then why read Shastra at all? Kam reikia iš viso tada If it's not Šastros? authoritative. Jinai nėra autoritetinga. If you don't accept the description of the cosmology is given in Shastra, you're going to have a lot of problems. Jeigu jūs nepriimsit kosmologijos Šastroje, pateiktos Šastroje, jūs turėsite daug problemų. Because according to Shastra, the whole planetary systems are held up by a snake. Yra sakoma, kad visos planetinės sistemos labai didelės gyvatės, kuri vadinama Ananta Šeša. And the earthly planetary system is held up by 4 elephants. Ir Žemės planetinė sistema yra laikoma 4 dramblių. When they move, there's an earthquake. If one of them moves, just goes. Jeigu vienas iš jų juda, kyla žemės drebėjimas. What to speak? There are so many descriptions that how this universe was created by Brahma, who has 4 heads. O ką jau kalbėti apie tai, kad šią visatą sukūrė Brahma, kuris turi 4 galvas. Some Brahmas have millions of heads. O kai kurie Brahmas turi milijonus galvų. And he was born on a lotus flower. Ir jisai gimė ant lotoso žiedo, which grows out of the navel of Mahavishnu. Kuris auga iš Mahavišnu bambos. So these things are not likely to be accepted by scientists. Šitų dalykų mokslininkai nepriims. Not likely is a euphemism. They're not going to be accepted. If we say not likely, that's a euphemism. Euphemism, you don't have that word? It sounds like Latin. Euphemism means an understatement or something which is stated in a polite way. Mokslininkai, I don't know. If you look at the dictionary, you can see. Let's see if it's in. It's the same in Russian, euphemism. Eufemizmas, vienu žodžiu. Who gave the word? Huh? Someone said? Kažkas pasakė žodį? Where's Mrs. Sanatan Dharma? She's pretty good. She's not here? No, I don't. So, All right. Your last sentence was? That my last sentence is that if you say not likely, it's a euphemism. If you say not lying? All right, then. The scientists won't accept. Mokslininkai to nepriimtų. If we want to adjust the philosophy of Krishna consciousness to be acceptable to materialists, it's not possible. Jeigu jūs norite pritaikyti Krišnos sąmonės filosofiją taip, kad ji būtų priimtina Then you have mokslininkams, to tai yra throw everything neįmanoma. out. Tada jums reikės viską išmesti lauk. You see, how are they going to accept? How is a materialistic person going to accept that the deities are just not? They're not some stone or brass doll. Jeigu jūs norite paaiškinti mokslininkams apie dievybės kažką, kaip jie galės priimti, kad suvokti, kad dievybės nėra vien tik tai akmens arba vario arba kažkokio metalo gabalas. See, every day in the Hare Krishna temple, they put different dresses on these dolls. To the materialist, it's doll. Ir kiekvieną dieną šią Hare Krishna šventyklos jie šitas lėlės rengia kitokiais drabužiais. Materialistams tai yra And they tik give lėlės. food. Ir jie duoda toms lėlėms And they maistą. won't eat that food until the doll, as they call, has eaten.
Ir jie nevalgys maisto tol, kol lėlė, kaip jie tai vadina, nepavalgys. So this is the materialistic vision. Tai yra materialistiškas požiūris. Materialist cannot understand, because he's a materialist, ipso facto, he cannot understand the transcendental. Ir kadangi jis yra materialistas, jis negali suprasti to, kas yra transcendentalu. That's the meaning, materialist, transcendentalist. Tokia prasme, materialistas, transcendentalistas. Materialist means his vision cannot go beyond the material. Materialistas reiškia, kad jo regėjimas negali pranokti materialaus. So these things cannot be understood by material understanding. Šitų dalykų negali suprasti materialistinis. Because material understanding is limited be within the three modes of material nature. Kadangi materialus supratimas, jisai ribojasi trimis materialios gamtos gunomis. And spiritual life means that which is beyond the three modes of material nature. O dvasinis gyvenimas reiškia tai, kas yra anapus trijų materialios gamtos gunų. So that's why we don't preach these things among the materialists. Ir todėl mes nepamokslavome šitų dalykų tarp materialistų. They don't have the faith that is required to accept the transcendental. Ir jie neturi tikėjimo, kuris yra būtinas tam, kad suvokti transcendenciją. Materialism is foolishness. Materializmas reiškia kvailybę. When we say the materialistic concept of life, Kai mes sakome materialistišką gyvenimo sampratą, that we only believe what we can see. mes matome tik tai tuo, ką regime. Mes tikime tuo, ką regime. There have been innumerable examples of supramundane experiences throughout the world. Visame pasaulyje egzistuoja gausybė įrodymų virš pasaulietinės, virš materialios veiklos. Since time immemorial. Nuo neatmenamų laikų. By all kinds of people from all walks of life from all over the world. Iš įvairiausių, kaip sakyti, žmonių iš įvairiausių pasaulio kraštų. There is no lack of evidence of supramundane experiences. Nėra tokių, kaip sakyti, nėra trūkumo tokių antgamtiškų reiškinių. But the gross materialist or the person who only accepts material, what he can see. Tačiau grubus materialistas, kuris priima tik tai, kas materialu arba tai, ką jis gali regėti. He says, well, I don't believe it because I never saw it. Jisai sako, aš netikiu to, kadangi niekada to nemačiau. It's like the ostrich who puts his head in the sand. Lygiai taip pat kaip strutis, kuris įkiša savo galvą į smėlį. He thinks that by not seeing the reality of some animal coming to kill him, the wolf coming to kill him, he thinks that the wolf will cease to exist. Jisai galvoja, kad jeigu jisai įkiš galvą į smėlį ir nematys tos realybės, šita realybė neegzistuoja. Jeigu neegzistuoja tas gyvūnas, kuris ateina jį nužudyti, jis galvoja, kad jeigu vilkas, kaip sakyt, jeigu jis nemato to vilko, tai vilkas nesuvalgys jo. Like the owl who very tightly closes his eyes at midday and says, there is no sun. Kaip pelėda, kuri dienos metu jinai užmerkia akis labai stipriai ir galvoja, kad saulės nėra. Or maybe the bat, he can't see even if he doesn't have to close his eyes. Arba kaip šikšnosparnis, jis gali matyti netgi jeigu jisai netveria savo akių. Try to explain to a person who's been blind from birth the beauty of the sunrise. Pabandykite paaiškinti žmogui, kuris yra aklas nuo gimimo, saulėtekio grožį. Is there any way you can describe it so that he can understand? Ar jūs galite aprašyti jį kažkaip tai, kad tas žmogus galėtų suprasti? Because he can't conceive of it, it's inconceivable to him. Does that mean that such beauty does not exist? Ir kadangi, jeigu tai nesuvokiame tam žmogui, ar tai reiškia, kad tas grožis neegzistuoja? Because he has not experienced it, does that mean that no one has experienced it? Ir jeigu jis negali patirti to, ar tai reiškia, kad niekas to negali patirti? So a devotee should understand that when we are discussing Krishna, we are discussing that which is transcendental. Taigi atsidavęs turi suprasti, kad kai mes kalbame apie Krishną, mes kalbame apie tai, kas yra transcendentalu. And even when we discuss the descriptions in Bhagavatam of the material world, they may not tally with those which are conceived of by the modern scientists. Ir kai mes skaitome netgi aprašymus apie materialų pasaulį Šrimad Bhagavatam, tai gali ne visiškai būti tapatu su tuo, ką sako šiuolaikiniai mokslininkai. But this is a description seen from the viewpoint of those with transcendental lives. Tačiau tai yra aprašymai požiūrių tų žmonių, kurie turi transcendentinės akis. They can see things in a way that we don't see things. Jie gali matyti viską tokiu būdu, kaip mes to nematome. And there are many things which we may not be able to conceive of. Ir yra daugybė dalykų, kurių mes galime nesuvokti. Why should we think that everything should be within the power of vision of our eyes? Kodėl mes turime galvoti, kad viskas turi būti mūsų akių regėjimo galioje? So this is the basic faith that is required to enter into transcendental life.
Taigi tai yra toksai pagrindinis tikėjimas, kuris reikalingas tam, kad žmogus galėtų pradėti dvasinį gyvenimą. To accept that beyond that which we can see, touch, taste, smell, feel and hear, there is reality on the supramundane level. Taigi suvokti, kad anapus viso to, ką mes jaučiame, liečiame, ragaujame, uostome ir girdime, užuodžiame, yra realybė, kaip sakyti, yra realybė, antgamtiška realybė. It is not at all unreasonable to accept this. Ir visiškai nėra priežasties to nepriimti. Why should we think that all of reality is within the scope of understanding of our very much limited senses? Kodėl mes turime galvoti, kad visa realybė yra apribota tik tai mūsų labai ribotų juslių suvokimu? We can only see within a certain spectrum of light. Mes galime tik tai matyti tam tikrą šviesos spektrą. We can only hear within a certain spectrum of sound. Mes galime girdėti tik tai tam tikrą spektrą garsų. In this way, all our senses are limited. Tokiu būdu visos mūsų juslės yra ribotos. So in the same way, our powers of understanding are limited. Tuo pat būdu mūsų galia suprasti taip pat yra ribota. Just like the blind man, he cannot conceive within his mind of what the sunrise looks like. Lygiai taip pat kaip aklas žmogus, jisai savo prote jis negali suvokti, ką reiškia saulėtekis. Our power of internal visualization is limited to that which we have externally seen. Taigi mūsų vidinės vizualizacijos galia yra visiškai priklausoma nuo to, ką mes išoriškai regėjome. Seen, touched, smelled, tasted, etc. Taigi, ką mes matėme, uostėme, lietėme ir taip toliau. So the transcendental process known as yoga is to awaken the transcendental power of our senses to perceive that which is beyond that which is normally conceived of by the senses. Taigi transcendentinis jogos procesas yra skirtas tam, kad žmogus galėtų išsiugdyti gali pajausti tai, kas yra anapus natūralių arba, kaip sakyti, materialių pajutimo galių. It is with faith in the transcendental process that one enters into it. Ir būtent tikėdamas transcendentiniu procesu žmogus gali patekti į šį procesą. And again, there is abundant evidence of all over the world since time immemorial of many people having such transcendental experiences. Ir vėlgi egzistuoja gausybė tokių įrodymų, kad žmonės kažkada bet kuriais laikais jie iš tikrųjų turėjo tokią dvasinę patirtį. So we don't have to compromise our philosophy or our practices. If we do that, we will be finished. Ir dėl to mums nereikia daryti jokių kompromisų mūsų praktikai, mūsų filosofijai. Jeigu mes tai padarysime, mes būsime pribaigti. Basically, Krishna consciousness is developed by faith in Guru, faith in Shastra and faith in Krishna. Paprastai Krishnos sąmonė yra vystoma ir palaikoma tikint į Krishną, į Guru ir Shastrą. If we lose that, we lose everything. You don't have Krishna consciousness. Jeigu mes prarandame tai, mes prarandame viską, mes prarandame Krishnos sąmonę. So we should be very careful. Todėl jūs turi būti labai dėmesingi. Don't compromise. Nedarykite kompromisų. Either philosophically arba filosofiškai or in our practices. Arba mūsų praktikoje. If we compromise, Maya will enter. Jeigu jūs darysite kompromisus, Maya just as Maya entered in the form of a young deer in the life of Bharat Maharaj. Lygiai taip pat kaip Maya, jauno elniuko formoje įėjo į Bharatos Maharadžos gyvenimą. Maya can enter in many different forms. Maya gali įžengti daugybę skirtingų pavydalų. But the result will be that our Krishna consciousness will be spoiled. Tačiau rezultatas bus tai, kad mūsų Krishna sąmonė bus sugriauta. Even though we may think that I'm doing nicely in Krishna consciousness. Netgi jeigu mes galvosime, kad aš viską darau nuostabiai Krishna sąmonėje. With our own interpretation of Krishna consciousness. Su savo pačių Krishna sąmonės interpretacija. But the test of Krishna consciousness is if it is pleasing to Krishna. Tačiau Krishna sąmonės testas yra, ar tai patenkina Krishna. Not if it fits with my own mental speculation. O ne tai, kad tai atitinka mano proto spekulacijas. So be careful. Todėl būkit dėmesingi, atidus. This whole story of Bharat Maharaj, the main lesson that we are to gain from this is to be very careful in our activities of Krishna consciousness. Taigi visa Bharatos Maharadžos istorija yra labai didelis pavyzdys ir pagrindinė idėja iš tos istorijos yra, kad mes turime būti labai rūpestingi atlikdami Krishna sąmonės procesą. Otherwise, we may have to suffer at least a temporary fall down. Kitokiu atveju vis tiek kentėti bent jau laikiną puolimą. Hare Krishna. Is there any question, please? Ar yra klausimai? Okay, first. Nice enthusiastic to ask questions. Kartais, kai nėra pas mus entuziazmo
yra patariama apsimesti, kad jis yra iššok prieš dievybės iškėlus rankas ir pas mus atsiranda tas entuzijazmas. Gal mes turime apsimesti, kad jis yra. Gal paaiškintum, Ražas. Yeah, sometimes this example is given just like, even if you don't feel enthusiastic, just put your hands in the air and start to dance anyway. Vėlgi, tas pavyzdys kartais yra pateikiamas, kad jeigu jūs nejaučiat jokio entuzijazmo, jūs pakelkite rankas ir pradėkite šokti prieš dievybę, bet kokiu atveju. Well, that is not imitation of the exalted state of the Paramahamsa, that is imitation of sadhana. Tačiau tai nėra labai pažengusio Paramahamsos elgesio imitacija, tai yra sadhanos imitacija. In the stage of sadhana, we should dance. Sadhanos lygiai mes turime šokti. Of course, topmost Paramahamsa will also dance. Žinoma, aukščiausias Paramahamsa taip pat šoks. But sadhana means the practice by which we can come to the Paramahamsa level. Tačiau sadhana reiškia praktiką, kurios pagalba mes galime pasiekti Paramahamsos lygį. So practically all of sadhana, in one sense, you could say it's like an imitation. Taigi visa sadhana, jūs galėtumėte sakyti, yra kažkokia prasme imitacija. We're told to chant Hare Krishna. Mes mokomės kartoti Hare Krishna. Repeatedly. Pakartotinai. Actually, we don't have a taste for that. Iš tikrųjų, mes neturime tam skonio. But we're engaged in that activity. Bet mes užsiimam šitą veiklą. So that by doing it, we gradually get a taste for it. Kada darydami tai palaipsniui mes įgytumėm skonį. So, to take up the activities of sadhana, such as dancing and kirtan, that's also one of the activities of sadhana. Taigi, užsiimti kažkokią veiklą sadhana, kaip šokti per kirtaną, tai taip pat yra sadhanos veikla. You'll find this mentioned among the 64 principles of devotional service. One should dance for the pleasure of the Lord. Taigi, tarp 64 sadhanos požymių, atsidavimo veiklos požymių, yra prašoma šokti prieš dievybės, tam, kad patenkinti jas. But we don't see that among the 64 principles it said that one should fall on the ground, one should shed tears from his eyes. That's not that. Tačiau tarp 64 atsidavimo veiklos požymių, formų, nėra paminėta, kad žmogus turi pulti ant žemės ir vartytis, arba turi lieti ašaras. We will find in the Nectar of Devotion, Prabhupada writes that one should learn the technique of how to cry for Krishna. This is the secret of devotional life. Ir iš tikrųjų mes randame atsidavimo nektare, Prabhupada įsirašo, kad žmogus turi išmokti technikas, kaip šauktis Krišnos. Tai yra dvasinio gyvenimo paslaptis. If we think, well, okay, I'll put some chili powder in my eyes, and then I'll cry. Jeigu mes galvojame, kad jeigu aš įsibersiu savo į akis truputį čili miltelių, tada aš pradėsiu verkti. Actually, you don't even have to put it in your eyes, you just put it in your nose. Iš tikrųjų, jums nereikia, kaip sakyti, berti į akis, reikėjo įsidėti į nosį truputį. But that is artificial inducement. Tačiau tai yra dirbtinis toksai paskatinimas. When it's said that one should learn to cry for Krishna, that means that by following the process of sadhana and praying to Krishna with such feeling, that one will actually feel for Krishna. Iš tikrųjų, tai reiškia, kad sekdamas sadhanos procesus žmogus, jisai meldžiasi Krišnai ir tada jis iš tikrųjų pradeda jausti Krišnai. That is not to be imitated. Tai neturi būti imituojama. But chanting the holy name of the Lord, dancing in kirtan, all of these things, they should be done, even if we don't have any feeling, they should be done, and feeling will begin to come. Taigi, bet vis dėlto šokti ir dainuoti prieš dievybės per kirtaną, tai gali būti daroma kaip gali būti daroma be jausmo, bet tada jausmas ateis palaipsniui. So this is the difference between imitation and following in the footsteps. Toks yra skirtumas tarp imitacijos ir sekimo pėdomis. Following in the footsteps means to follow the activities of sadhana. Sekti pėdomis tai reiškia sekti sadhanos veiklą. And imitation means to pose as if one is on a level more advanced than he actually is. O imituoti tai reiškia, kad iš tikrųjų vaizduoti save toje padėtyje, kuri yra aukštesnė negu kad jis iš tikrųjų yra. Any other question? Yra dar kiti klausimai. И он дает тоже с энтузиазмом обеты духовному учителю без компромиссов следовать принципам. Ну, он наполнен как бы таким энтузиазмом, но он такой молодой. Вот. Но потом он, допустим, чувствует, что, допустим, не может следовать уже без компромиссов. Но духовный учитель, допустим, знает об этом. И что он делает с такими учениками, которые, не виноваты, можно сказать, невинно так поступают. Дали обет, потом не могут воздержаться. Да, но это было как вызвано искренне с их стороны.
допустим, такая начальная волна, такая, все могу, все сделаю. А потом эта волна спадает, и он уже начинает жаловаться духовному учителю, что, например, я не могу, я чувствую, что это не мой уровень. Ну, гуру, вот он видит таких учеников, и как он может им помочь? No, what the spiritual master can do, spiritual master can't. If you make a promise and you don't follow, then what the spiritual master will do? Spiritual master, he sees the condition of his disciple, and how can he help? How can he help? Huh? How can he help? Yes, how can he help? Spiritual master, God helps those who help themselves. Dvasinis mokytojas padeda tiems, kurie padeda patys savo. If you make a promise, that means you should follow it. Jeigu jūs davėt pažadą, reiškia, jūs turite sekti tuo. Once Prabhupada was asked that, well, what about your disciples who don't chant 16 rounds? Kartą Prabhupadas kažkas paklausė, o kaip ten su What jūsų about mokiniais? devotees who don't chant? Prabhupada Kaip ten su tais jūsų mokiniais arba tais atsidavusiais, kurie nekartoja 16 ratų? Prabhupada said they're not devotees, they're animals. Prabhupada pasakė, jie neatsidavusiai, jie gyvuliai. He said if you promise and you don't follow, that means you're an animal. Prabhupada sakė, jeigu jūs pažadėjote ir jūs nesekat, jūs esat gyvuliai. Because a human being can promise, an animal cannot. Kadangi žmogus gali pažadėti, o gyvulys ne. So it means you're on the animal platform. You can't even keep a promise. Tai reiškia, kad jūs esat gyvulio lygiai, kaip jūs galite laikytis pažado. No one's forcing you, you must take this vow. Niekas jūsų neverčia, kad jūs turite duoti šį įžadą. You're given plenty of time to consider. Jums buvo duota gausybė laiko pagalvoti. You take the vow, you should follow it. If you don't, then what? Jūs davėt įžadą, reiškia, jūs turite sekti, jeigu jūs nesekat. Why should you think that I'm breaking the regulated principles, giving bad karma to my spiritual master to suffer? This is shameless position. Jeigu žmogus galvoja, kad aš laužau reguliuojančius principus ir tokiu būdu suteikiu kančią savo dvasiniam mokytojui, blogą karmą savo dvasiniam mokytojui, tai yra begėdiška padėtis. I had some experience that one disciple, he said, well, I reject you. Aš turėjau tokią patirtį, vienas mokinys pasakė, aš tave atmetu, atsisakau tavęs. Just a few months before, I didn't want to give him initiation. He's pushing and pushing and pushing. Iš tikrųjų, aš nenorėjau duoti jam iniciacijos dar prieš porą mėnesių, bet jisai labai spaudė. He said, well, I didn't invite you. I didn't say, come, please, you must take initiation from me. Aš jo nekviečiau, aš nesakiau jam, prašau, ateik čia, tu turi priimti iniciaciją. You came to me. I didn't force myself on you. Tu atėjai pats, aš neverčiau tavęs ateiti. So now if you don't want to follow, you made the vow, now you're breaking it. Ir jeigu tu nenori sekti visu to, jeigu tu atsisakai, tai tu davėjai įžadą, dabar tu įsilaužai. That's your choice. I'm not going to stand next to you with a gun and force you to follow all these things. Taigi, tai buvo tavo pasirinkimas. Ir aš nestovėsiu šalia tavęs su pistoletu ir neversiu tavęs visą tai daryti. That would also be against the very regulated principles if I shot you. Tai būtų taip pat prieš reguliuojančius principus, jeigu aš tave nušaučiau. So, it's up to you. Taigi, tai tavo pasirinkimas. If you're not sure, that if you're not determined to follow throughout your life, then don't take the promise. Jeigu jūs nesat pasiryžę sekti visą gyvenimą, tada neduokit to pažado. That's all. Taigi viskas. Крайне мало таких учеников с такой квалификацией. Духовные учителя видят ее, что она есть или нет. То есть, я имею в виду, это можно определить по ученику, что он действительно способен или нет. Или просто он обещает, и благодаря этому он дальше способен этому следовать. То есть должна же быть какая-то квалификация, правильно? Я правильно понял? He said that And don't take initiation. This is the standard within the International Society for Krishna Consciousness. Ta prasme, tai yra tas pats dalykas iš tikrųjų, kad tada nereikia imti iniciacijos, nereikia priimti iniciacijos, kad tai yra standartas tarptautinė Krishna That's what the whole class was about. Don't compromise. Tai yra visa paskaita buvo apie tai, nedarykit kompromiso. If you think it's too difficult, don't do it. That's all. Jeigu jūs galvojat, kad tai yra per sunku, nedarykit to. Now go and find some Sai Baba or something. You can do whatever you like. Jūs galite, kaip sakyti, eiti pas Sai Baba, ar galite daryti, ką norit. We're not saying that you have to come here. Mes nesakom, kad jūs turit čia ateiti.
If you don't think it's for you, fine, go and do whatever you like. Jeigu jūs negalvot, kad tai yra jums labai nuostabu, eikit kur jums Eat meat, patinka. drink wine, have illicit sex, gamble, go to hell, do whatever you like. We're not forcing you to come here. Taigi jūs eikit, kaip sakyti, valgykit mėsą, žaiskite azartinius žaidimus, gerkite degtinę, užsiimkite neleistinų sekso, eikite į pragarą, darykit, ką norit. But there are certain conditions for becoming Krishna conscious. Tačiau yra tam tikros sąlygos, kad žmogus taptų suvokiantis Krishną. This is the International Society for Krishna Consciousness. Tai yra tarptautinė Krishnos sąmonės organizacija. It's not the International Society for Krishna Compromise. Tai nėra tarptautinė Krishnos kompromiso organizacija. If you want compromise, then you make yourself a guru and preach whatever nonsense you like, or go to some guru who preaches whatever nonsense he likes. Arba jeigu jūs norite daryti kompromisus, taip pat tapkite guru, darykite kokias norit nesąmonės, arba eikit pas kažkokį guru, kuris daro pats nesąmonės. Do whatever you like. Darykit, kas patinka. There may be no one coming. All right, that doesn't mean we're going to change the philosophy. Galbūt, kad niekas pas mus neatėjo, bet tai nereiškia, kad mes pakeisim filosofiją. Doesn't matter. Tai nesvarbu. Yatecha sita takaru. Do whatever you like. Daryk tai, kas tau patinka. You're not satisfied? Nepatenkintas? So you be satisfied. You go, there's so many shops that you can buy wine, you can do whatever you like. Taigi būk patenkintas, yra tiek daug parduotuvių, kur galima nusipirkti vyną ir bet kokį. This movement is meant for Krishna consciousness. We have our principles. If you don't like it, fine. Go do whatever you like, wherever you like. Taigi But if you want to be in this movement, there are certain principles which are not going to be changed. Taigi šis judėjimas yra skirtas Krishnos sąmoniai ir jeigu jums tai nepatinka, jūs galite eiti ir daryti tai, kas norit, bet jeigu jums patinka, tada jūs turite siekti tam tikromis taisyklėmis, kurių negalima pakeisti. If you don't like it, there's no use to try and argue. We're not going to change. If you want to change, you can. Ir jeigu jums tai nepatinka, iš tikrųjų nesiginčykite, mes vis tiek nekeisim to. But not within this organization. Jūs galite daryti kažką, bet ne šioje Then organizacijoje. you start your own organization. Tada jūs galite pradėti savo And some organizaciją. people have done that. Kai kurie žmonės tai padarė. 3 regulated principles. 3 reguliuojantis principai. Okay, do it. Fine. Labai nuostabu, gali daryti. Any other question? Yra dar klausimų? There's one Mataji had. Pakartosiu gal mikrofoną dabar tą. Taigi klausimas buvo toksai, kad buvo paskaitoje minėta, jog žmogus, matydamas vaiką, jisai pažadina savyje tą norą kontroliuoti, ta prasme, jame pabunda noras kontroliuoti, valdyti, kažką tai palaikyti. Bet kartais mes matome taip pat, kad atsidavus jie nori padėti vienas kitą, rūpinasi jais. Ar tai reiškia, kad jeigu pačiais pirmaisiais metais, sakim, žmogus Krishnos sąmonė, tie jausmai yra nenatūralūs, ar tik tai labai pažengęs atsidavęs gali jausti tikrai nuoširdų jausmą, norėdamas padėti kitiems atsidavusiems? Ar taip pasakiau? So the question was that we see The beginning of Krishna consciousness, the training is how to become a Paramahamsa. Nuo pat Krishnos sąmonės judėjimo, nuo pat Krishnos sąmonės pradžios žmogus yra auklėjimas tokiu būdu, kaip tapti Paramahamsa. We have to regularly hear so as to be in the right consciousness. Mums reikia pastoviai klausytis, kaip būti pastoviai tam tikroje sąmonėje. We have, in recent times, there's been a lot of talk about nice relationships between devotees and all this kind of thing, which is good. Pastaruoju metu labai daug pokalbių vyksta apie tai, kokie turi būti gražus santykiai tarp atsidavusių ir taip toliau. Tai yra gerai. But at the same time, we have to understand that nice relationships and love between devotees is not simply some kind of fuzzy feeling. Tačiau tuo pat metu mes turime suprasti, kad geri santykiai tarp atsidavusių, meilė tarp atsidavusių nėra kažkoks tai toksai fuzzy feeling means some vague, ill-defined kind of... Ta prasme, nėra kažkoks sentimentalus dalykas. Sentimental. So the non-devotees, they also talk a lot about this, loving and caring. It's all on the material platform. Neatsidavusi taip pat labai daug šneka apie tokius dalykus kaip meilė, rūpestis. Visą tai nėra viena atsidavimo tarnystė. Real love means to see
devotee or anyone else, they're part and parcel of Krishna. Tikroji Krišna sąmonė reiškia, kad žmogus mato atsidavusi arba bet kurią kitą gyvą būtybę kaip Krišnos dalelytę. And especially we should care for those who have taken to devotional service. Ir ypatingai mes turime rūpintis tais, kurie atlieka atsidavimo tarnystę. To try to help them to come up in devotional service. Kad padėtumėm jiems tobulėti Krišnos sąmonėje. People who come to Krishna consciousness, they're very rare and valuable people. Tie žmonės, kurie ateina į Krišnos sąmonę, yra labai reti ir labai vertingi žmonės. So certainly we want to see that they have sufficient material needs and that also emotional needs, everything is taken care of. Taigi ir mes turime žiūrėti, kad šitai žmonės turėtų, kad tiem žmonėms būtų patenkinami jų būtiniausi materialūs poreikiai, emociniai poreikiai. But at the same time we should know that people, devotees included, can only ultimately be satisfied by becoming Krishna conscious. Tačiau tuo pat metu mes turime suprasti, kad atsidavusiai iki galo gali būti patenkinti tik tai tada, kada jie suvoks Krishną. Sometimes devotees get into all this kind of thing. Well, you know, you have this kind of syndrome because in your childhood your father used to yell at you. Kartais atsidavusiai pradeda nagrinėti tokius dalykus. Žinai, tu pas tave yra tokia problema, kadangi pas tave toks požymis, simptomai, kadangi pas tave vaikystėje tėvas ant tave šaukdavo. This kind of psychological analysis. Tokia psichologinė analizė. So it may be that because your father yelled at you in your childhood, now you yell at others. It may be. Gali būti taip, iš tikrųjų, kad jūsų vaikystėje jūsų tėvas ant jūsų šaukia ir dabar jūs šaukiant ant kitų. But whatever the cause is, the cure is to become Krishna conscious. Tačiau kas tai bebūtų, iš tikrųjų, vaistas yra, tai yra suvokti Krishną. Your present psychological imbalance is not only because of what happened in this life, but because of what happened in many, many millions of lives. Taigi jūsų dabartinės psichologinis išsiderimas gali būti ne vien nuo to, kas atsitiko su jumis šiame gyvenime, bet tai taip pat, kas atsitiko su jumis daugybė milijonai ankstesnių gyvenimų. And the root cause is our desire to lord it over matter because we are envious of Krishna. Ir pagrindinė ta šaknis mūsų to troškimo, mūsų pavydo, mūsų noro valdyti visą pasaulį yra pavydas Krishnai. So ultimately, Krishna consciousness is the only solution to all problems. Ir galiausiai Krishna sąmonė yra vienintelis sprendimas visoms problemams. At the same time, it's not that we're just like marching in the army like this. Ir tuo pat metu tai nėra tokia armija, kuri marširuoja. Well, even in the army, there's some camaraderie. Netgi armijoje gali būti kažkokie tai draugai. So if we see a devotee is looking a little depressed, we might say, put our arm around and say, "Hey Prabhu, what's the problem?" and try and help them. Ir jeigu mes matom, kad kažkoks atsidavęs, jisai jaučia depresiją, mes galim prieiti prie jo ir pasakyti, kokia problema. We don't become like some kind of sentimental, wishy-washy. Sorry. Taigi, mes neturime tapti tokie sentimentalūs, tokie, kaip sakyti, just all the time thinking about išskydę. Your feelings and how you're feeling. Then we become very self-conscious if we're all the time thinking about my feelings, and I have to have my feelings properly balanced. Mes tapsim pernelyg, kaip sakyti, savanaudiški, savicentriški. Jeigu mes pradėsime visą laiką galvoti apie savo, kaip aš jaučiuosi, kokie mano jausmai, kad aš turiu būti subalansuotas. Krishna conscious means to consider how is Krishna feeling. Krishna sąmonė reiškia galvoti apie tai, kaip Krishna jaučiasi. Not how am I feeling. O ne tai, kaip aš jaučiuosi. So if we simply try to act in a way that Krishna will feel satisfied with us, then we'll also feel satisfied. This is the secret. Ir jeigu galiausiai mes veiksime tokiu būdu, kad mes galvotumėm, ar Krishna jaučiasi patenkintas, tada mes taip pat jausime pasitenkinimą savo širdyje. At the same time, we see great devotees, by their behavior, they are very kind. Ir kartą mes matom didieji atsidavusiai savo elgesį ir labai maloningi. But their kindness is not on the material platform. Tačiau jų gailestingumas, jų malonė nėra materialiam lygyje. Actually, Prabhupada, with the devotees who are, with many devotees, some devotees, he was very heavy actually. Prabhupada, sakykime, su kai kuriais atsidavusiais buvo labai sunkus. Repeatedly. Ta prasme, kad pastoviai buvo labai sunkus. His kindness manifested by hammering them. Jo rūpestis, jisai pasireiškia, jo gailestingumas pasireiškia būtent tuo, kad jisai juos pastoviai, kaip sakyt, spaudė.
In that book I wrote Glimpses of Traditional Indian Life. I wrote about one Madhva Sampradaya Brahmin. Savo knygoje, kurią aš parašiau apie tradicinį Indijos gyvenimą, aš parašiau apie vieną brahmaną iš Madhva Sampradayos, who with great affection told me about his father. Kuris man su didžiuliu tokiu, su didžiulio meilė jis išnekė apie savo tėvą. He said, my father was so kind to me, he used to beat me so that I could learn the Vishnu Sahasranam. Jisai sakė, kad mano tėvas buvo toks gailestingas man, jisai mane lupdavo, kad aš išmokčiau Višnu Sahasranamą. Now every day throughout my life I'm chanting and I'm feeling so much ecstasy from chanting that. Ir dabar aš visą savo gyvenimą kartoju ją ir aš jaučiu tokią didžiulę ekstazę kartodamas. So I'm very grateful to my father who forced me to learn this when I didn't want to. Todėl aš labai dėkingas savo tėvui, kad jisai privertė mane išmokti, kad aš nenorėjau mokytis. So that's not necessarily that every father should beat their child to make them learn Vishnu Sahasranam. Tai nereiškia, aišku, kad kiekvienas tėvas dabar turi mušti savo vaiką, kad išmokytų jį Višnu Sahasranamas. I'm just giving this as an example that kindness doesn't always mean just patting someone. Oh. Ta prasme, aš noriu tuo ir pateikti tai kaip pavyzdį, kad maloningumas ne visuomet reiškia, kad kažkas tai turi jausis taip, glostyti visą laiką. It may manifest in different ways. Tai gali pasireikšti įvairiais būdais. But feeling, certainly, devotee feels for others. Tačiau jausmai, be abejonės atsidavusiai jaučia jausmus kitiems. Hare Krishna, I'm going to finish there. All glories to Srila Prabhupada. Srimad Bhagavatam ki jai. That we have some other program, supposed to have a brahmachari seminar or something. You, huh? Okay, well, whatever. Well, you don't announce darshans, only if someone wants to come. If they're saying themselves. But you're saying you have to have some brahmachari class at 10 o'clock, 10:30? Yeah. Okay, so you tell them.